pasiėmiau juvelyrą, profilių pradžią padarytą. Baltiošnikai, Pačiau tokį laivheką. Viskas, lūpos baigtos. Ai, o nepagalvojau. Pusė dienos va ir sprogo. Jau 503 eurų. Perėjau jau šitą pusę. Eiti ir ilsėtis. Pačios gražiausias metų šventės. Tai... Sveiki šaikelė! Pradedam antrą dalį garažo įrengimo. Iš karto noriu pasakyti, kad šitas video vietomis bus prastos kokybės, nes buvo taip, kad nukrito telefonas, filmavau toliau. Aišku, pamačiau tada, kada pradėjau editinti šitą video, bet neturiu kito pasirinkimo, turiu paleisti šitą video vis tiek, nes jau buvo darbai padaryti, viskas sufilmuota, tai aišku, gal jums labai nesutrikdys, tikiuosi. Šiaip labai džiugu, kad pirmas video sulaukė nemažai peržiūrų, tai matosi, kad yra susidomėjimas mano tuo projektu. Tai labai jums ačiū, kad žiūrit, kad sekat. Faktas, atsirado nemažai naujų sekėjų, tai jeigu dar nesi užsiprenumeravęs mano kanalą, tai siūlau užsiprenumeruoti. Video tikrai bus dar nemažai, nes darbai dar tik įsibėgėjo. Tai ką žinau. Tikiuosi, neprailgs šitas video ir gero jums žiūrėjimo šaikelė. Pečius ten sutvarkytas, viskas pajungta, viskas gerai. Galvojau, nuo ko čia pradėti tos visus darbus, tai nusprendžiau pradėsiu nuo profilių sukimo. Reikia susidėti pirmą lubas, paskiau susidėsiu sienas, visur profilius. Tada galėsiu galvoti apie elektrą, kur man reikia dar dasivedžioti, apšvietimą ir taip toliau. Tada paskiau ventiliaciją, kur išsivest, pasidaryti. Pradžių pradėsiu nuo profilių. Tai jau buvau senukose, apsipirkau biškį, ten pasiėmiau daugmaž iš akies tų profilių. Paskiau kiek reikės dasipirksiu. Pasiėmiau juvelyrą. Senai planavau nusipirkti, nes reikiamas daiktas, ypač kai va profilių suki, visokius gipsą, taip ir toliau, visur žodžiu. Pasiėmiau varžtų, pasiėmiau diubelių, pasiėmiau musyčių, pasiėmiau tų, nežinau kaip čia vadinas, makaronai. Kiek sumokėjau nepasakysiu, nes viską ėmiau į rezervą, kad būtų paprasčiau, paskiau gal liks kažkokių medžiagų, galėsiu gražinti taip toliau, tai rezervą pasiėmiau iki 1000 eurų, tai tą 1000 prikaupsiu, susimoku ir vėl toliau, tai taip va ir varysiu. Tai vat, ką šaikelio žodžiu, pradedu turbūt darbus, viskas, ėmu profilius, pasigalvoju kaip čia kas, tai nes čia bus iš tikrųjų skardą suksiu šitoj patalpoj, tai profiliai eis vienaip, anoj patalpoj gipsas, tai ten kitaip suksiu, tai iš pradžių galvoju susisukti šitai pusė į lubas, tada turbūt lubas susisuksiu anai pusė iš karto, palei gipsą, nes gipsą dėsiu. Tai va, atkimbam į darbus. Nu ką, nelabai čia ką daug ir prifilmuosi, kai profilių suki. O jau, porą eilučių susukau, tai toks biški užknisantis. Gręžturį į tą betoną, čia sunkiai eina, su armatūra yra, nu bet po biški. Dabar trečią eilę pradėjau. Jau profilių pradžią padaryta, čia biški bedarydamas. Pagalvojau, buvo planas anoj patalpoj, kur bus sukt gipsą lubas. Bet paskiau pagalvojau, turbūt darysiu iš skardos lubas. Pagalvojau, ai, ką man ten reikia, to geriau sienas tik tai susisuksiu gipsų, kad būtų gražiau. Ką, einu, nes jau dabar trukdo apšvietimas, reikia nusisuktas lempas, pratęs toliau profilius, nu ir pasidarysiu čia ir tada pratęsiu į aną patalpą. Vat ką, einam toliau darbuotis. Tyri, baltiošnikai, baltiošnikai, baltiošnikai. Aita, aita. Tas, por pavalijo, drikst. Tarpus darau kas 90, nes čia į skardą, tai nereikia ten kaip gipsui, kas 60, man atrodo, dar. Kaip gera, kaip malonu, gačil, tačianais.
Suka! Kažkada tik tokią pamačiau tokį lifehacką, kaip sujungimus padaryti ir aišku specialus pirks. Tai aš nenusipirkau, galvoju pabandysiu, kaip čia tas reikalas veikia. Pasirodo pasitvirtino. Va, padarai va tokį, drykst. Tada mačiau, va, tykst. Opa, tykšt. Ledas. Man patiko šitas. Lubas jau susukau vieną pusę, dabar eisiu į šitą pusę, tai planas užsibaigsiu čia, tada nežinau, galvosiu, kaip pradėti čia, gal sienas čia bus matyt. Jo, galiu parodyti biškį, kaip čia atrodo. Vat, neblogai, visai einas, jau išpirkau, kaip čia darosi, einu tą pusę daryti. Viskas, lubos baigtos. Šiandien jau kaip ir darbai baigti, jau 6 vakaro, gal jau net pusę 7, nežinau. Tai svarbu pasibaigiau šiandien lubas, dirbu šiandien 3 dieną. Tai rytoj turbūt ateisiu, viską apsitvarkysiu, nes čia bardaką pasidariau. Susidėsiu vieną kampą ir pradėsiu sieną statyti. Tai va, reiks visur tada sienas pasistatyti ir toliau ten kiti eis darbai. Šiandien tiek, tada keliamės į rytojų ir pradėsim sekančius darbus. Tai šiandien 4 diena, kai pradedu darbus, žodžiu, biški visur bardakas. Eisiu, apsitvarkysiu bardakėlį, susidėsiu viską į vieną vietą ir pradėsiu turbūt nuo tos sienos ir pradėsim šiandienos darbus. Biški apsitvarkiau, prasišlajau, pasidariau vietos, pamaščiau, kaip čia gudriau padaryti, tai nusprendžiau, nusipirksiu metalo, pasidarysiu, va čia dar, čia vieną profiliuką tokį iš metalo, čia antrą, čia vieną, čia porą padarau ir skardai kaip bus, kaip tik prisukt, apsišiltinsiu praktiškai iki čia, o iki metalo, užeisiu ir čia ant šito, nes čia gaunasi kaip ir šalčio tiltas, ar kaip ten vadina statybininkai. Tai va, tai aišku, bus biški darbo pasiknys, pagręžt, prisisukt skardą, bet plus nesigaus, nes jeigu bandyti iš profilių sukt, tai gausis dar 3 comai praplatės sieną. Tai taupant sieną čia šiltinimu man ir taip yra užtenka vietos. Tai priejau va tokį sprendimą. Manau, bus geriausias variantas. Toliau pasimatavau. Čia va grotas, čia bus toj vietoj ištraukimas 1,60 m, metras aukščio. Tokiom grotom atsidarys, čia susidės filtrai. Tai lėkiu iki parduotuvės, nusipirksiu metalo. Šiandien užsimsiu turbūt su metalo, tai va, reiks biškį pasivyrinti. Susivyrinti rėmą tom grotom, kur bus, kad galėčiau filtrų susidėti. Tai va, tai tiek. Turbūt, ką, keliauju į parduotuvę ir pirksiu metalą. Nusipirkau metalo va tokio, va taip, o jį drykst bus toks, čia. Čia tą vanyšą tai noriu palikti, nes, čia kokie 15 comų dar, kada mašinai varinėsi, biški vis tiek būna didesnė mašina ar dar kažkas, kad biški dar vietos susitaupyti, tai čia tokia nišą paliksiu. Gražiai kažkaip apdirbsiu. Dabar įimu tą metalą, pasivalau čia, susivyrinu, darysiu tą sieną, tada eisiu, reikės, nusipirkau kampuočių, va tokių, pasidarysiu, susivyrinsiu tokį kvadratą, kad galėčiau ten tokias tas vagrotas susidaryti, kurios atsidarys, išimsi senus filtrus ir įdėsi naujus ten, kad pakeitimų. Bet negavau vieno tokio lakšto, nedirbo Litagra, man atrodo, buvau pirkęs iš Litagros, nes senukose negavau. Tai nežinau, gal šiandien vėliau pabandysiu nuvažiuoti nusipirkti arba rytoj teks. Bet man atrodo, šiandien čia bus su ta siena, ką veikti. Tai sunkiausia sieną pasidarysiu, pasibandysiu ant tos, paskiau bus paprašiau aną pusę.
Plius aną pusę planuoju gipsų sukti, tai gali būti, kad vėl konstrukciją darysiu kažkokią kitokią. Gal teks ir iš tų pačių profilių bandyti. O čia biški norisi dažymo kamerui, kad kuo daugiau vietos, kad susitaupyti. Tai va, einu šlifuot, pasiemu bulgarkę, apsivalau, pasižymiu, kur dėsiu tuos, einam dirbti. Ką, užkandom biški, pasistiprinom, važiuojam toliau. Ai, dar nepasakiau už metalą, kiek sumokėjau, tai iš tikrųjų pats nežinau, nesisakau, didžią dalį medžiagų imu iš senukų, nebent kažką pirksiu iš kitos parduotuvės, tai tada pasakysiu, kiek susimokėjau, o kai pasieksiu 1000, tada pranešiu, pasakysiu, kokios medžiagos buvo, pasiimsiu lapą. Tai vat. Ai, o nepagalvojau. Viską nupjauti. Jo, papaniai. Tie prisivyrinti. Ledas. Žodžiu, dabar reikia čia kokį gabaliuką, profiliuką prisisukti. Tada dabar sugalvot, kaip čia tavo va angą apdirbt. Aišku, sakau, bus biški sunkiau skardą susukti, bet nieko ten. Yra savisregiai, kur eina patys tie varžtai ir net, va, turiu netgi, jau tas panaudotas neis, bus nesunku. Greit prisivyrinau čia vieną, nes pagalvojau, norėjau čia su profiliais kažką, bet žiauriai čia greit einu su tais. Tai va, čia bus tada kaip tik gerai užsidarys. Čia į vatą užsidės, apsišildins, čia tas užsidengs šalčio tiltas vadinamas. Reikės paskiau su dažais kažkokiais užtepliuoti, kad nerudytų. Bandysiu čia va tą arką pasidaryti, susiprofiliuoti. Varom toliau. Čia kaip ir pasibaigiau daugmaž. Ką, čia dar pasistačiau, tokią pasidarysiu atskirą patalpėlę, kad turėčiau kur dažus pasidėti, pasimaišyti, pulizatorių pasidėti, žodžiu, tai va, čia pasidarysiu duris, tikštą atsidarysi, įeisi, pasimaišysi, liesi. Ką, turbūt šiandien dienelė kaip ir baigta, jau 8 vakaro. Jau turbūt reiks vilninti namo. Einam į kitą dieną, susitiksim už 2 sekundžių. Va, štai ir vėl mes čia, prasideda 5 diena. Žodžiu, nusipirkau dar vienas tokias grotas. Tai kem 9 euriukai kačink. Šiandien planas susivyrinti tą kvadratą tom grotom, pabandyti čia susimontuoti, tada bandyti susiprofiliuoti tą sieną. Šitą sieną kaip ir baigta. Vakar dar čia biški dar padirbau, tai žodžiu apie 9 grįžau namo. Tai va, tokios žinios ir ką, judam toliau į darbus. Žodžiu, sugalvojau, kad reikia dėžę pasidaryti. Iš karto tada vūkt pristumi. Paskiau nusipirkti ventiliatorių. Nežinau, kokį reikia pasiieškoti, pasidomėti. Priturkau biškį UD. Keliek tik į senukų pasimti ir konstruosiu toliau. Labai užnisa, prie tokio nedidelio darbo labai daug laiko sugeria. Pusę dienos va ir sprogo. Nu, bet yra kaip yra. Važiuoju, nusipirku dar profilių ir dirbsim toliau.
su šitu baigta, užtrukau visą dieną, žodžiu. Atrodo, greit čia bus bam, padarysiu toj, bet taip nesigavo, pasidariau čia tokią dėžę, bus ištraukimas, atsidarys, čia va, susidės filtrą ištraukimo, tai va, tikšt, čia pasistatys ventiliatorius, dar nežinau koks, reiks pasidomėti, pasižiūrėti, kokį čia dėt geriau bus. Nieko čia šiandien labai neprifilmavau, bet svarbu darbas padarytas, biškiai apsitvarkiau čianais. Šiandien jau 6 valandos vakaro, eit reikia ilsėtis, galiu parodyti šoną, kaip atrodo. O, čia tokia paprasta dėžė, iš profilių bum padariau, apsivau USB, užsisandarinau viską, kad sandariai būtų. Ir ką, šiandien diena baigta ir pradėsim naują dieną. Nu ką, šaikelia, pradedam 6 dieną, tai žodžiu šiandien bandysiu čia susiprofiliuotą sieną. Tada nežinau, gal pabandysiu nuvažiuoti paieškoti durų, nusipirkti duris, tada čia pabaigtų susiprofiliuotą kampą. Čia viduj paskiau, nežinau, paskiau dar pamastysiu. Čia gerai būtų kažkokias lentynėlės pasidaryti, čia staliuką biškį kažkokį tokį. Tai čia paskiau musėt pabandysiu pasidaryti, svarbu musėt įsidėti, prisimės duris nusipirkti, koks matmo bus čia pasiprofiliuoti, tada į tą sieną susiprofiliuoti ir paskiau toliau kiti darbai. Ir ką, einam darbuotis tada. Čia biškį susiprofiliavau, čia stovės ta ištraukimo tas, paskui dar čia reikia susiprofiliuoti, bet galvoju dabar pirmą reikia čia tą sieną biškį prasiprofiliuoti, tada prie tos, tada čia dar, bet pritrukau varščiukų, tai lėkiu iki senukų, pasiimsiu varštų. Ką, buvau nusipirkau varštų, pasiėmiau dar. Užsisakiau duris, nes neturėjau vietoj. Ten pačias pigiausias duris kem stakta, dar 3 eurų, tai dar ten plius nuolaidą padarys, tai manau ten kažkur ieško 9, dar kažką neverta. Bet jau žinau matmenis kokios bus, tai va, užsisakiau, tai po kalėdų greičiausiai tai jau bus. Dar pasiklausiau, kiek rezervė pinigų yra, jau 503 eurų, tai ką čia pasiėmiau profilius. Varštai buvo, juvelyrą ėmiau, paskiau USB čia ėmiau plokščių, dar kažkokių smulkmenų, tai va jau 503 eurų. Aišku, ten dar padarys nuolaidą, tai bendrą katilą neskaičiuoju. Paskaičiuosiu, kai sakau, surinksiu 1000, tada pasimsiu lapą, pasakysiu kainas, kiek už ką mokėjau. Ką, einam toliau darbuotis. Padaryta, dabar čia pasidarau tą tarpą, tada pasidarysiu virš durų. Tai va, darbai juda. Nu, šiandien tikslas būtų tą sieną pasibaigti turbūt ir užteks. Tai ką, perėjau jau į šitą pusę. Tai šitai pusė jau reikia profilius dėti kitaip. Čia tą sieną padariau, tik paskiau pagalvojau, kad čia stovės siena ir čia jau profilius reikia. Nu, bet paskiau pastatysiu sieną, ten persidarysiu kaip reiks. Ir čia dedukas 60, kaip priklauso gipsui.
Bandau šiandien pasibaigti sieną ir turbūt užteks šiandien, nes ką jau dabar jau 6:30, gal daugiau biški, tai va, čia dar užtruksiu vis tiek. Tai pasidarau tą ir šiandien užteks. Čia baigta. Reikia biškį pirikūrą padaryti. Dar reikia šiandien čia musėt pasibaigti ir užteks. Ten dar 2 galinius nesusukau, nes ten jau ta elektros dėžutė reikės persikelt, kitaip persidaryti. Vaizdas jau gražėja. Jau darosi kontūrai, kaip kas. Liko dar 2 sienas ir pastatyti sieną. Šiandien dienos tikslas padarytas, 6 diena jau į pabaigą, jau 8:30 vakaro, šiaip žiauriai pavargęs jau, tai eiti reikia ilsėtis. Noriu jūs visus pasveikinti su artėjančiam šventėm, pačios gražiausias metų šventės, tai sveikinu jūs visus, kurie mane sekat, mane žiūrit, kurie dar nesekat, pasiekit. Tai šiandien tiek turbūt, atsisveikinsiu ir iki kitos dalies šį kelią.